Taigi, Daina, šiandieną pergalė, galbūt ir turnyrinė lentelė, nes netokia svarbi, bet turbūt man malonu atsirevanšuoti savo priešininkams už, sakykime, Gargžduose patirtą tokį pralaimėjimą. Be abejo, malonu dabar 1-1, tai galima sakyti, kad tiek ir mes, tiek ir jie yra neblogi priešininkai, o po vakarykščių varžybų norėjosi tiesiog neužbaigti sezoną taip prastai. Tai labai smagu, tikiuosi ir padarė miestelių šitą šventę kažkiek. Dabar artėja Kauno derbis atkrintamos varžybose, ko tikėsi iš tų rungtynių? Manau bus sunku, bet laimės stipresni, o šiuo atveju, manau, mes esame stipresni, tai tikiuosi laimėti. Namų komandos, sakykime, turėsite tą aikštelės pranašumą, bet turbūt, kai žaidi Kaune prieš kitą Kauno ekipą, tai iš esmės, tik tai sienos galbūt gali padėti. Žinot, kai gerai paminėt, kai Kaune žaidi, tai tų varžybų pilna, kiekvienoje salėje daug sužaidė, tai manau, aikštelės pranašumas nieko nelems kol kas. O žiūrint į ateitį, tarkim, atkrintamosios rungtynės RKL lygoje, daug vienodų komandų gali turbūt nustebinti ir iššauti bet kas. Kaip ir kiekvieną sezoną RKL nežinai, kas gali laimėti, tai nuo to tik įdomiau. Šiais metais irgi puikiai parodė, kad bet ką, nieks netikėjo, manau, kad Akmenė irgi užims pirmą vietą reguliariam, bet gavosi kaip gavosi.